Broliai seserys, labai džiugu su jumis sveikintis šį sekmadienio rytą čia, Bernardinuose. Ir manau, jūs pastebėjot tokį keistą dalyką, kad nemažai švenčių ir minėjimų, kuriuos mums paliko mūsų protėviai kaip tokį tikrai perlą, jie kažkaip išblėso ir jeigu reikėtų pasakyti, ką reiškia viena ar kita šventė, kur ta ryški žinia arba tikėjimo momentas, ką turėtų šitą šventę perduoti, žiūrėk, reikėtų gerai pamastyti. Bet kada nuvalai tas užmaršties dulkės, pasirodo, kad čia tikrai yra perlas. Pavyzdžiui, šiandien sekmadienis, bet vietoj sekmadienio liturgijos mes šiandien švenčiam Laterano bazilikos Romoje pašventinimo metinės. Tai yra pirmoji, seniausia bazilika statyta paties imperatoriaus Konstantino, pašventinta 324 metais, kaip tik lapkričio 9 dieną. Ir tai yra mūsų popiežiaus katedra Romoje. Ir jūs sakysite, įspūdinga, o kodėl tai turėtų būti mums svarbu? Taigi, paimkim tą dulkėmis užneštą perlą, pabandykim nuvalyti ir suprasit, kad šitas perlas mūsų protėvių yra paliktas apie bažnyčią ir bažnyčiai. Taigi, kas yra bažnyčia? Visų pirma, bažnyčia yra bendruomenė. Tų žmonių, kurie priėmė viešpatį Jėzų į savo gyvenimą kaip Dievo siųstą į gelbėtoją, Mesiją, kurie priėmė Krikšto sakramentą, milijardai žmonių visam pasauly, šitie žmonės ir sudaro bendruomenę, kurią mes vadinam žodžiu bažnyčia. Bet koks nors prašalaitis galėtų sakyti, tai o kuo ta bendruomenė išskirtinė, čia greičiau bendraminčių klubas. Bet tai nėra klubas, mes nesijungiam į kokią nors bendryją. Tai yra tai, ką sako apaštalas Paulius. Mes jungiamės į Kristaus kūną. Ir šitam Kristaus kūne, šitoj bendruomeniai galva yra Jėzus. O mes esam to kūno atskiri nariai. Regimas ženklas šitokios bendruomenės, bažnyčios, kaip Kristaus kūno, yra bažnyčia. Ir bažnyčia šiuo atveju turiu minty kaip pastatas, maldos namai. Jūsų miestelyje, jūsų mieste stovinti bažnyčia, kada pažvelgi jos bokštus, turi suprasti, tai yra ženklas, tai yra Jėzaus ženklas, tai yra bažnyčios, tai yra Kristaus kūno ženklas, tai yra visų mūsų tikinčiųjų ženklas. Ir kodėl Laterano bazilika tokia svarbi? Tai ji, kadangi mūsų protėviai nuo pat pradžių sutarė, kad bendruomeniai reikia lyderio. Ir klausyk, tegul bus taip kaip apaštalas Petras, tegul bus Romos vyskupas, mūsų lyderis. Ir tegul visai mūsų bendruomeniai, bažnyčiai, tas Romos vyskupas, tegul bus tiesiog kaip tėvas, kaip mylintis mūsų visus tėvas, lotyniškai papa. Tai mes sulietuvinom, pavadinom jį popiežium. Tai ir kaip tik Romos vyskupo, popiežiaus katedra, Laterano bazilika ir yra tarytum ženklas, tarytum simbolis visų pasaulyje esančių bažnyčių, motina ir galva. Ir aš jums pasakysiu, nebereikalo, tikrai specialiai parinkta šiandien Evangelijos ištrauka iš Jono Evangelijos 2 skyriaus. Ir Jėzus labai aiškiai, tiesiog griežtai pasako, ir aš pasakysiu, kad tai pasako savo bendruomeniai šitos žodžius. Jėzus sako, neverskite mano tėvo namų prekybos namais. Tai yra Jono Evangelija 2 skyrius 16 eilutė. Ir aš manau, kad čia mes galime įžvelgti principą, kurį Jėzus palieka savo tikinčių bendruomeniai, bažnyčiai. Ir Jėzus to nori pasakyti. Neneškite į bažnyčią, neneškite į bendruomenę pasaulio chaoso. O tai reiškia, neneškite į bažnyčią tų visokių ideologijų, kurios, žiūrėk, keičia vieną kitą. Neneškite konkurencijos tarp brolių ir seserų. Neneškite godumo į bažnyčią. Kitaip tariant, neverskit bažnyčios Dievo namų. Neverskit kažkokiais pasaulio prekybos namais.
Va, manau, į tai mes turime ypatingai atkreipti dėmesį, nes tai yra paties Jėzaus žodžiai mūsų bendruomeniai, tikinčių bendruomeniai, kurią mes vadinam ne tik bažnyčia, bet vadinam, sakom, va, tai ir yra Kristus, pažvelkite į bendruomenę. Taip kaip atrodo bažnyčia, išvelkite ten tą mylinti dangiškojo tėvo, išvelkite tą Jėzaus veidą. Ir Jėzus sako, jeigu tai norite pasiekti, neneškite pasaulio chaosą, neatsineškite su savimi. Tai reiškia, kad kiekviena šventė, jinai ne šiaip buvo sugalvota. Kiekviena šventė žymi tam tikrą idealą. Ir aš manau, kad jūs jau suprantat, kad, dėja, bet bažnyčia kaip tikinčių bendruomenė, kuri sudaryta iš žmonių, kurie tikrai dažnai ir silpni, ir klumpantis, ir nuodėmingi, tikrai kartais nuo to idealo nukrypsta. Ir va būtent šventė jinai pabrėžia idealą, kurio mes turėtume siekti. Taigi, kada mes pasiklystam, mes atsigrėžiam į tą idealą, kuris yra paliktas mūsų protėviui, kuris tiesiog Dievo perduotas. Ir mes taiga suprantam, kad pametėm kelią, va kur link turėtumėm grįžti. Ir Jėzus sako, kiekvienai tiesiog tikinčių bendruomeniai, vietiniai parapijai, neverskite mano dangiškojo tėvo namų prekybos namais. Kai ateinat, iš tikrųjų ateikit su keletą tokių tikrai šventų principų. Tai pirma, pagarba šventumui. Ar tai bažnyčia būtų kaip bendruomenė, ar tai bažnyčia būtų kaip maldos namai, tai yra vieta skirta maldai, garbinimui, bendrystei su tėvu. Taip pat, bendruomeniai bažnyčiai turėtų būti dvasinė prioritetų tvarka. Ne pasaulio diktuojami prioritetai, bet va būtent dvasinė prioritetų tvarka. Taigi, kaip ir sakiau, atkreipkite dėmesį, kiekviena šventė žymi idealą, kurio turėtume siekti. Tai yra orientyras. Ir va šitas perlas, Laterano bazilikos pašventinimas, yra apie bažnyčią, apie tave, ir tas perlas paliktas mums kaip paveldas mūsų bažnyčiai. Taigi, va ši šventė ir sako tau, aš esu bažnyčios dalis, aš esu dangaus karalystės dalis. Ir ne tik aš, mes, va tiesiog plyta prie plytos, taip kaip tas pastatas pastatytas jūsų mieste. Taip kaip tie maldos namai, Laterano bazilika, milijardai plytų, plyta prie plytos. Aš esu, mes esam dangaus karalystės dalis. Tai pabaigai norėčiau jums priminti apaštalo Pauliaus žodžius. Tai yra pirmas laiškas Korintiečiams, 3 skyriaus 16 eilutė. Apaštalas rašo, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Būkit palaiminti šį nuostabų lapkričio sekmadienį.